Taigi sveiki, brangus piligrimai. Šiuo video pabandysiu Jums atsakyti į klausimą, kaipgi atlikti tą apmokėjimą. Tai visų pirma, Jums reikia suvesti elektroninį paštą, kuriuo registravotės, ir suvesti slaptažodį, kurį taip pat suvedėte registracijos metu. Jūs matote, kad yra užregistruoti keletą jūsų dalyvių, kuriuos jūs registravot, arba galėjot jūs būti pavienis asmuo. Šiuo atveju aš registravau 4 žmonės, bet galiu vieną ištrinti. Kitą kartą yra paprasčiau, pavyzdžiui, galima panaikinti tiesiog paspaudus X-iuką, bet jeigu kartais jūs sugalvojate užregistruoti žmogų, yra pavyzdžiui Ada, kokia nors Adytė. Ir jeigu jūs norit sumokėti už Adą, jeigu jūs paspaudžiat šitą burbuliuką, jūs matot, kad jūs niekaip negalite apmokėti. Jūs privalot Ados suvesti visus gimimo duomenis. Pavyzdžiui, Ada yra gimusi 1955 spalio 27 dieną. Tada pažymit, kad Ada yra moteris ir pažymit, kad Ada, pavyzdžiui, pirks minimalų krepšelį už 4 eurus. Ir tik tada jūs galit paspausti šitą burbuliuką, kuris jums, matot, atsiranda iš karto mokėti už pasirinktų sumą 12 eurų. Tai šitie 4 eurai, tie 4 eurai ir tie 4 eurai yra susumuoti šitoj bendroj sumoj. Jeigu jūs norit mokėti pradžioj už 2 žmonės, jūs mokėsite tik 8 eurus, nes yra tik 2 burbulėliai. Jeigu jūs norit mokėti tik už save, pavyzdžiui, esat pavienis asmuo, jūs sužymėjot savo vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, nes kaip matot, čia yra visur žvaigždutės, kad yra užpildymas būtinas. Ir jūs tada mokėti už pasirinktus paspaudžiat ir jūs iš karto siunčia mokėti per tą banko sąskaitą, kurią jūs naudojatės savo kasdienybėje. Taigi, tikiuosi, kad atsakiau į jūsų klausimą.